Sveiki! Kviečiu įdėmiau patyrinėti vieną iš fotografijos muziejuje saugomų eksponatų – Antano Sutkaus fotografiją. Antanas Sutkus – Lietuvos fotografijos grandas. Vienas tų fotografijos meno meistrų, kurių darbai 20-ojo amžiaus antrojoje pusėje formavo Lietuvos fotografijos kryptį. Antanas Sutkus kūrė humanistinę fotografiją, dėmesį telkė į žmogų, jo vidinį pasaulį. Kas yra gera fotografija Antanui Sutkui? Tai fotografija, kurioje sudera intuicija ir profesionalumas. Šiems dviems elementams susijungus gali gimti tikras šedevras. Vienas tokių – bene žymiausias Antano Sutkaus darbas – Pionierius. Pažvelkime į jį. Fotografija daryta Ignalinoje 1964 metais rugsėjo 1 per mokslo metų pradžios šventę. Joje jauno berniuko portretas, kuriam tarp 10–15 metų, nes būtent tokio amžiaus sulaukę jaunuoliai galėjo tapti pionieriais. Berniukas apsuptas bendraamžių, kurių smalsūs, linksmi ar nepatiklus žvilgsniai nukreipti į fotografo kamerą. Berniuko plaukai nuskusti trumpai, tai tvarkos būdingos pavyzdingam pionieriui ženklas. Vaiko apranga, šukuosena atitinka idealaus pionieriaus portretą, tačiau emocija veide sustingdo žiūrovo žvilgsnį ir išduoda nerimastingą berniuko vidinį pasaulį. Emocija ne rūbas, ne kaklaraištis, kurį gali kažkas kitas užrišti, užvelgti. Į mus žvelgia nešventiškas veidas, susimąstęs, susirūpinęs, slepiantis liūdėsi. Ši Antano Sutkaus fotografija buvo eksponuota daugybėje parodų užsienyje ir Lietuvoje. 1970 metais Italijoje tarptautinėje parodoje ji buvo apdovanota pagrindiniu prizu. Netrukus po to ją perspausdino Maskvoje leidžiamas žurnalas Sovietskaja foto. Pasipylė pasipiktinimų laiškai, kad portretas netitinka pionieriaus įvaizdžio, linksmo, pavyzdingo, laimingo, besidžiaugiančio sovietiniu gyvenimu. Antanas Sutkus prisimena, kad praėjus ne vieneriems metams po fotografijos pasirodymo jis vis sutikdavo žmonių Rusijoje, kurie piktinosi pionieriumi. Vienas toks jaunas vyras jo paklausė: "Tas jūsų pionierius, ką, gal jis iš konclagerio?" "Ne", atsakė Antanas Sutkus, "jis iš soclagerio." Nepaisant kritikos, fotografija uždrausta nebuvo, todėl žmonės galėjo išvelgti jos daugiasluoksniškumą ir prasmių gylį. Koksgi yra Antano Sutkaus kaip kūrėjo santykis su fotografuojamu žmogumi? Į tai geriausiai atsako paties menininko žodžiai. Jei nori, kad žmogus tau atlieptų, turi būti nuoširdus iki galo. Tu esi veidrodis, kuriame atsispindi kitas. Antano Sutkaus fotografija kalba apie žmogaus sielos kerteles, atspindi to laikmečio veidą.